arbitražą? Na, aš tai to nedramatizuočiau, tai gali būti tam tikras ir dėrybinis veiksmas, pamatysim artimiausių metų. Tikiu, kad tas dialogo formatas, kurį paskutiniu metu atrandam su Gazprom Export vadovais, jisai duos pozityvių rezultatų. Pirmadienį mes labai aiškiai sutarėm ir tai buvo paskelbta, kad Gazpromas sutinka su ta nuostata, kurią mes jau deklaravom pakankamai senai ir savo įstatymuose numatėm, kad nuosavybės atskirimo pertvarka Lietuvos dujų sistemoje bus įgyvendinta iki 14 metų pabaigos. Na, o tam, kad tai būtų įgyvendinta atsižvelgiant ir į akcininkų interesus, mes esam pasirengę kalbėtis ir su Gazpromo kompanija, ir su E.ON kompanija labai nuosekliai. Bet Gazpromas aiškina, kad Lietuva nevykdo kažkokių įsipareigojimų. Ar jūs galėtumėte Nelabai žinau, kokiu įsipareigojimu mes nevykdom, nes mes turime labai aiškius įstatymus ir nuostatas, kurias gerai žino ir Gazpromas. Mes aptarėm kai kurias modifikacijas, suteikdami galimybių ir Gazpromui pasirengti tolesniam diskusijom ir dėrybom. Ir kaip matau iš tik paskelbtų pranešimų, ir Gazpromo vadovybė yra pasiruošusi tolesniam dialogui. O kokias sąlygas iškėlė Gazpromas, kurias Lietuva turi įvykdyti? Jokių sąlygų mes nepriimam, o esam kalbėjęsi apie tai, ką ne vieną kartą jau esu kartojęs, kad mes suprantam ir Gazpromo teisėtą interesą žinoti, kaip bus po visos pertvarkos organizuotas, sakykime, dujų tranzitas į Kaliningrado sritį ir mes pasiruošę apie tai kalbėtis. Dėl sutarties finansinės drausmės, kas Lietuvai būtų pernelyg sudėtinga arba nepriimtina pagal tą sutartį? Iki tol, kol tapsime Eurozonos nariais. Na tai pirmas dalykas, mes tikrai sveikinam šią sutartį kaip žingsnį labai svarbia ir teisinga linkme Europoje. Aš manau, kad iš šitos krizės Europa turi išeiti labiau konsoliduota, su labiau konsoliduota finansinė ir ekonominė politika. O esminiai dalykai sutarties mums nėra kažkas ypatingai naujo. Fiskalinė drausmė, žemi deficitai, kontroliuojama valstybės skola yra tai, ko mes nuosekliai siekime per paskutinius keletą metų ir esame patys skaudžiai pasimokę iš to, kaip nevykdant tokios politikos pasaulinė krizė gali skaudžiai nubausti. Na, o kiti instrumentai, ekonominės politikos koordinavimo instrumentai, jie iš tiesų galėtų būti Lietuvoje taikomi ir tada, kai Lietuva taps Eurozonos nare. Ir mes todėl taip ir matom visą tolesnį sutarties įgyvendinimą. Aš tikiu, kad artimiausiu metu pasirašius sutartį Lietuvoje prasidės ratifikavimo procedūra, kuri iš tiesų ir visai visuomeniai ir politiniai bendruomeniai leis labai aiškiai suvokti, kad išlaidavimo laikai nebegali grįžti ir Lietuva, kaip ir visa Europos Sąjunga, turi išmokti, jau mes gal ir esam išmokę, gyventi pagal išgales ir prieš rinkimus, ir po rinkimų, ir bet kokiam aplinkybėm. Premjere, ką kalbėjote su energetikos komisaru dėl Ignalinos ir Visagino atominės? Gal pažadėjo ką nors? Aptarėm visus svarbiausius projektus energetikos, kurie yra įgyvendinami Lietuvoje ir sėkmingai įgyvendinami ir įgyvendinami dėka kaip tik labai aktyvaus ir Europos komisijos dalyvavimo.
ir bendros ES energetinės strategijos. Ir iš tiesų pozityviai vertinam tai, ką Baltijos regione ir Lietuvoje yra pavykę pasiekti. Todėl aptariam ir elektros jungčių reikalus, ir galimybės tas pačias jungtis, sakykime, į Lenkiją ateityje dar labiau sustiprinti, kad tai, kas pastaruoju metu yra patvirtinta Europos taryboje, kai komisijai buvo suteiktas mandatas vesti dėrybas su Rusija ir Baltarusija dėl Baltijos šalių sinchronizacijos į Europinės sistemas, kad tai iš tikrųjų būtų paremta ir tam reikalinga infrastruktūra, tai yra stipriomis jungtimis. Kalbėjom ir apie pertvarką dujų sektoriuje, apie tą patį, ką jūs čia tik klausėte, apie santykius su Gazpromu, kur iš tiesų matom, nors ir sudėtingai, bet neblogą pažangą. Ir vėlgi Europos komisijos vaidmuo čia yra labai svarbus. Kalbėjom taip pat apie naujos atominės elektrinės projektą, Visagino projektą, kur kaip tik pakvietėm Europos komisijos atstovus į kitą savaitę vyksiantį Baltijos premjerų tarybos susitikimą, kurį skiriame šiam klausimui. Kalbėjom ir apie Ignalinos uždarimą, kaip bendrą atsakomybę, svarbią atsakomybę. Ir iš tikrųjų kalbėjomės ir apie šį klausimą tikrai konstruktyviai. O ką naujo išgirdote galbūt dėl Visagino arba elektrinės, Ignalinos elektrinės? Na tai dėl Visagino tai iš tikrųjų aptariam, kaip klostosi visos dėrybos. Ir Europos komisija yra gerai informuota ir yra suinteresuota tokių dėrybų sėkme. O dėl Ignalinos tai aptariam tos pačius klausimus. Iš tiesų, kaip įgyvendinti strategiją, pagal kurią iki 29 metų Ignalinos atominė elektrinė turi būti visiškai demontuota ir išardyta ir turim turėti žalią gražią pievą. Jeigu iš tikrųjų iškiltų problemų su tokios strategijos finansavimu, nes noriu priminti, kad tam, kad tokia strategija būtų įgyvendinta iki 29 metų, šalia jau išleistų 1,5 milijardo eurų, papildomai reikia dar 1,3 milijardo. Kol kas skaičius, kuris yra įrašytas į komisijos pasiūlymus finansinėje perspektyvoje iki 20 metų, yra tik tai 230 milijonų. Tačiau turim dirbti su šalim narėm. Nemažai kalbėjom su komisaru Lewandowskiu apie tai, kaip klostosi visos dėrybos dėl naujos finansinės perspektyvos ir įvairūs, taip sakant, iššūkiai. Mums labai svarbu iš tikrųjų visų pirma pasiekti, kad ES neįsigalėtų nuostata, kad bendras ES 14-20 metų biudžetas turėtų mažėti. Yra šalių, kurios tai siūlo.